Sveiki visi, taigi esu Audrius ir šį kartą noriu pakalbėti apie savaitės įvykius. Iš tikrųjų tai esu labai nepolitiškas ar, kaip ten sako, apolitiškas žmogus, į politiką Sveiki visi, esu Audrius ir norėčiau šiek tiek pakalbėti apie praėjusią savaitės įvykius. Tai, kas nutiko mano akims, tai tik mano nuomonė ir aš jos nekišu. Aš esu nepolitiškas žmogus, į politiką nesikišu, balsavęs esu vieną kartą gyvenime, kai reikėjo balsuoti už stojimą į Europos Sąjungą ir daugiau niekada nesu balsavęs. Nepriklausau jokiai partijai, man nesvarbu, kas ten ką rašo, kas ką mano, kas ten rašo, dažniausiai, kad esu kažkam tai priklausomas, o dažniausiai, kad konservatoriams, taigi su konservatoriais neturiu nieko bendro ir nežinau, ar pažįstu kažką, kas apskritai yra politikoje ar priklauso kokiai sąjungai. Pirmiausia, tai norėjau įrašyti tik tai apie tą įvykį, kuris nutiko su mergaitės pagrobimu Kaune ir po jo sekančiais visais nutikimais, kurie atrodė beprotiškai keisti ir tiesiog nesupratau, kas ten vyko. Pats pagrobimas buvo kažkoks keistas ir, kaip, sakykime, visą laiką rezonansinius įvykius masiškai informuodavo tiek policija, tiek, sakykime, vidaus pareigūnai, ten ministrai ir visa kita. Tai šiuo atveju viskas buvo kardinaliai nuslepiama ir daugiausia, kas dalinosi, kuris iš tikrųjų dalinosi kažkokia informacija, buvo jinai teisinga, neteisinga, čia jau ne man spręsti, bet dauguma buvo, aišku, ir pasitvirtino paskui. Tai buvo celofanas. Ir visuose savaitės įvykiuose iš tikrųjų figuravo šis žmogus. Po mergaitės suradimo, vos ne kitą dieną, policija įsivelia į konfliktą, kur išlaužė duris ir pagrobė ir su vaikų teisėm atima vaikus. Dar kitą dieną, ten gal ketvirtadienį, penktadienį, vėl skandalas, vėl joje dalyvauja pareigūnai. Vėl yra sulaikomi žemdirbiai, gana grubiai, panaudojamos dujos ir tiesiog paaiškinama, kad tai buvo būtinoji priemonė. Toliau, kadangi mes, kaip ir atsimenat, dauguma prieš 30 kelis metus, prieš 32 metus, jau 3 metus, turėjom tokį vieną iš esminių dienų, sausio 13, ir prieš pat jos minėjimą buvo vėl visokių nutikimų. Vėl šioje dienoje, kaip ir ten Kauno įvykiuose, dalyvauja celofanas, vėl aplink jį vyksta veiksmas. Vėl jis dalinasi visokiais video, kviečia susitikti prie laužų, prie viso kito. Keisčiausia, kad visa tai vyksta taip atvirai. Visi žino, kad jisai bus, visi žino ir vis tiek viskas yra toleruojama. Kodėl taip yra, nežinau. Plius nežinau, ko yra siekiama viso to. Gerai, sakykime, Vytautas Landsbergis nėra ten labai toks teigiamas personažas Lietuvos padangiai, bet yra nušvilpiamas, apšaukiamas ir visa kita. Čia tuoj pat yra suimamas veikėjas ir man kyla klausimas, nejaugi jisai nežinojo, kad policija tiesiog medžios jį ir bandys išprovokuoti. Kas, aišku, be abejo taip ir atsitiko, jisai yra sulaikomas. Aišku, neužilgo yra paleidžiamas, bet paleidžiamas neilgam, kadangi šiandien yra įvykęs teismas ir žmogus nuteisiamas ilgiems metams tiesiog bus pasodinamas ilgiems metams. Visai nesenai išeina video, kur jisai važiuodamas su šeima yra sulaikomas policijos pareigūnų ir per jėgą ištempiamas į
į kiemą ir tiesiog sulaikomas. Greičiausia viskas, jisai nebeišeis ilgai, kadangi dar ten yra kelios bylos. Ir tiesiog taip viskas vyksta. Kodėl ten taip viskas vyksta, nes labai keistai. Aš matau, žmonės sako, kad tai yra potencialus Lietuvos prezidentas, ko aš labai abejočiau, nors aš pats nebalsuosiu už nieką ir čia žmonėms spręstis, aš negyvenu Lietuvoje, tai čia ne mano reikalas ir čia žmonėm rinktis, bet tiesiog jeigu žmogus jisai buvo potencialus Lietuvos prezidentas, tai kodėl jis taip tada elgėsi? Ar to siekia? Juk aš taip įsivaizduoju, jis viską pilnai suprato, kas jo laukia Vilniui, kad jis bus sulaikomas prie Seimo per sausio 13 minėjimus, kad laukia visas teismas ir visa šita savaitės apžvalga tiesiog yra vienas didelis šou, kuriame dalyvavo celofanas. Man ir kyla klausimas, kodėl visur celofanas. Tikiuosi labai komentaruose nekeiksite, nesikeiksite ir atsakysite tiesiog į klausimą, kodėl visur figūruoja šis žmogus. Ačiū Jums labai ir iki greito susitikimo. Iki.